Ar tikrai ne čia, Sole? Tikrai, nebijok, Felė. Gal pamiršai? Gal labai seniai čia buvai ir nebeprisimeni kelio? Felicita, klausyk, buvau čia prieš metus ir puikiai prisimenu kelią. Visai netoli yra labai gražių vaizdų. Einam, sek paskui mane. Seku. O kur Oktavijus ir kiti? Pasitikėk manim ir sek paskui. Einam į labai gražią vietą. Ar žinai, kur Oktavijus ir kiti? Sustokim už ką, sišalkom. Tavo žirgas irgi alkanas. Sole? Sole! Tu čia palauk, einu Solės ieškoti. Niekur neik. Niekur neik, gerai? Niekur neik. Pabūk čia, švelnuti. Švelnuti! Švelnuti! Sole! Regis dar niekas negrįžo? Ne. Tikriausiai grožis įspūdingais vaizdais. Taip. Rokai. Niekam nepasako, ką sakiau, gerai? Aš niekada niekam nepasakojau. Supranti? Mergaitės irgi nežino. Būk geras. Klausyk, dėl manęs gali būti rami. Pasitikėk manim. Tik nesuprantu, kodėl draugėm nieko nepasakoji. Lo que no entiendo todavía es por qué no le contaste nunca a tus amigas. Nežinau. Keista, bet jaučiaus kalta. Jaučiaus kalta, bet to man buvo gėda. Gėda? Ta gėda, nežinau, ji man neleido nieko pasakot. Negalėjau prabilt, supranti? Niekam negalėjau atsivert. Todėl užsisklendžiau. Pala, gėda ir kaltė turėtų kankinti tavo tėvą. Ar supranti, ką jis tau daro? Supranti, kaip jis tau kenkia? Nesuprantu, kodėl tu kenti, niekam nesiskundi. Neįduodi jo kaip nors. Ne, jau buvau nuėjusi į komisariatą. Ėjau jo apskūst. Bet manim nepatikėjo. Ką man daryti? Daugiau nėra ką daryti. Visada yra kokia nors išeitis. Visada. Vaikai, ką čia veikėt? Kodėl su mumis neėjot? Buvo labai smagu? Mums ir tai buvo labai gerai. Radom labai gražių vaizdų. Gerai, čia niekas nenusivils, nes vaizdai nuostabus. Pažiūrėkit, kaip čia gražu. Ratilijonai aš išalkau. Aš irgi mirštu išalkę. Nusiramink, aš irgi alkanas. Nori valgyti? Tu eisim į viešbutį valgyti, einam? Einam. Luchana? Kodėl grįžti viena? Taip norėjau. O kur kiti? Markas ir Laura tu ateis. Sole! Sole! Čia Felė! Sole, jau laikas. Noriu eit pas kitus, Sole. Mielas dienorašti. O kad žinotum, kaip ilgios gydo. Tikiuosi, kad jis greit išspręs tavo bėdas. Ir mes vėl būsim kartu. Daugiau nei minutės be jo neištversiu. O ne, Augustė, vėl dėl gydo raudė. Ne, mieloji, ne. O ką man daryti, Lola? Negaliu susivaldyti. Žinau, kad negaliu susivaldyti ir atnešiau tau šaunę dovanėlę. Netgi gavai Maricos numerį? Gavau. Ačiū. Neprisiskambinau, nebuvo signalo. Gal ten ryšio nėra, nežinau. Kodėl tada man sudėti vilties? Gavau daug vertingesnės informacijos nei tai Marisos telefonas. Kokios? Tai viešbučio Barilačiai adresas, kur apsistojo tavo vaikinas ir kiti. Parašyk Pilarai, papasakok jai visą tiesą. Ir gidas grįž daug anksčiau. Šaunuolė! Nesuprantu, man labai nerimo, kur dingo Solė ir Felė. Tikrai nežinau. Nežinau, bet padėsiu ieškoti, jei nori. Ateina, kur buvai dingusi? Aš valgyti noriu. Atsiprašau, fotografavau. Felė, nestovim? Taip, bet pavargo ir grįžo į viešbutį. Kodėl man nepasakė? Tu buvai su kitais, prašė, kad aš tau pasakyčiau. Kągi, vaikai, sutarkim taip. Nuo šiol nei vienas niekur nekit be mano leidimo. Sutarta? Sutarta. Įsidėmėkit. Solė, palauk. Žadėjo palikti? Čia vienai vaikščiot pavojinga.
Per, nepamiršk, iš manęs nieks nesišaipys. Oktavijau, Kas atsitiko? galiu paklausti? Klausk. Galiu grįžti į Buenos Aires. Kodėl nori grįžti? Čia šalta, o man šaltis nepatinka. Sveikatai kenkia. Nereikėjo man čia važiuoti. Tikrai dėl šalčio nori grįžti? Taip ir maniau. Luhana, nevažiuok. Kartais kelionė išeina į naudą. Padeda atsikratyti rūpesčių, subręsti. Manęs nepakeis nei paplūdimys, nei kalnai, nei jokia kita vieta. Man vis vien. Nepasiduok. Net jei tau atrodo neįmanoma, turi tą priimti kaip iššūkį. Juk tu drąsi. Negi tau nepatinka iššūkiai. Ne. Noriu grįžti namo. Tikrai. Gerai. Kur valgykla? Valgykla. Ramiai vaikinai ten. Ačiū. Skanaus. Felė jau grįžo? Nežinau, nemačiau. Ten valgy duoda. Gerai, einam už kas. Tikriausiai šalkai. Ne. Visas alkis išgaravo. Nenoriu valgyti. Tikrai? Tikrai noriu pabūti viena. Gerai, eik. Man neramu, gal storuliai kas nors atsitiko? Fer, nusiramink, sugrįž. Dabar sukaupk visas jėgas, kad Markitą susigrąžintum. Dar nieko nepadarei? Pone, galima alaus? Nepilnamečiams alkoholinių gėrimų neparduodam. Gerai, kad laikotės įstatymų, bet mes pilnamečiai. Taip, parodykit dokumentus. Kas čia, muitinė? Dėl butelio alaus dokumento prašo. Atneškit vieną ir tiek. Ne, negalima. Tuo aš jį pribaigsiu. Nesvarbu tik to. Žiūrėkit, kas ateina. Sveiki. Sveikos, sėskitės. Viskas gerai, mielasis? Valgysim? Kokios baidyklės? Tikrai, nesuprantu, kuo jos jums patiko. Sveiki, sveiki, kaip laikotės? Labas, matau bendraujat? Taip, prisės kaip tu. Ačiū. Sveikas merginos, kaip sekas? Ką visą dieną darysim? Buvau numatęs jums kelius užsiėmimus, tik planų nesugadink. Gerai, ką žadat veikti? Nu, manau. Jei atsakingai elgsitės, nieko tokio, ypač su merginom, su kuriuom ką tik susipažinot. Aš suaugęs ir atsakingas žmogus, pasirūpinsiu šitais 2 vaikais. Tikiuosi. Galim daryti, ką norim? Galit. Tik nepadarykit man gėdos, tiesa? Gal Felę matėt? Ten juos rasiu. Tikrai ten rasiu visus. O kad žinotum, kaip dabar norėčiau būti su tavim ir žinot, ką daryti. Atsiprašau, Luchi, Felė su tavim? Ne. Kodėl ji dar negrįžo? Nesirūpink, tikriausiai tu grįš. Sutvarkėjai, ko prašiau? Taip, ką tik kalbėjau su registratūros darbuotoju, kad tavo bilietą nupirktų. Perdavė tavo faksogramą. Skaitei? Ne, nežiūrėjau. Imk, aš einu Felės, aš ko tiki. Gerai. Luchi, kaip aš tavęs pasiilgau. O kad žinotum, kaip man baisu išeiti ir uždainuoti tai miniai žmonių. Nepatikėsi. Jaučiausi labai